Kas yra ekonominis smurtas? Tai reiškia, kad čia turėjom, aš ne iš piršto, kaip sakyt, laužiu šitas dalykus, turėjom net vieną tokią situaciją, kuri labai vaizdžiai apibūdina. Klientui, reiškia, žmona, kuri įpratus, kad visi norai būtų tenkinami per kelias minutės finansiniai, sako, aš važiuosiu į kelionę, į Paryžių skrisiu, man reikia X biudžeto, aš noriu nueiti į Chanel ir apsipirkti. Žiūrėk, sako, praeitą mėnesį buvo didelis biudžetas, stop truputėlį, yra ribos. Sako, ką reiškia ribos, tai ta prasme, draugiais aš iš paskos tik tai vaikščiusiu, nieko nepirksiu. Nu ir vyksta, reiškia, konfliktas, reikia šaukia vienas ant kito ir sako, žmona, aš einu truputėlį į antrą aukštą, jinai nusileidžia nusiraminusi, pasipuošus, panašiai kaip aš dabar, ir po minutės beldžiasi policija. Ir jinai sako, prieš mane smurtavo, jinai taip ir pranešė, ir reiškia, bet jinai ir išplėtojo, kad jinai nevertinu, kad čia ekonominis. Gal prieš mane smurtas taikomis, po to jinai taip sugalvojo, kad čia ekonominis. Reiškia, aš neduodu pinigų, tai yra ekonominis smurtas. Jis gali būti, aišku, ir kitokių formų. Ir jinai sako, prieš mane psichologiškai smurtauja vyras įniršęs, turbūt tuoj ir lupti gausiu. Nors niekada neįmušęs jos yra nei rankos kėlės, nei toliau. Vyras čia buvo jo asmeninės nusavybės namas, vyras išvežamas yra 15 dienų, neleidžiama prisiartinti pagal smurto artimoje aplinkoje. Ta prasme, užtenka skambučio policijai ir pasisbeldus policijai duris tiesiog pasakyti, kad jisai prieš mane smurtauja ir viskas. Prasme, nereikia absoliučiai nieko Jo, daugiau. čia aš, matot, šitam įstatymui yra dabar jo Kosmosas. pakeitimui, porą metų Liepos 1 suėjo. Ir kai jis tai pasirodė, aš viešai kritikavau jį, sakau, žiūrėkit, ką jūs daro, tai yra tikrai absurdas. Po to viena pirmųjų Lietuvoje panaikinau orderį išduotą absurdiškoje situacijoje, vėliau mes jos naikinom, po to prie manęs prisijungė čia dar vieno teismo toks pirmininkas kritikuoti viešai, dar ten vienas toks teisininkas ir iki šiol nieks nieko nekeičia. Aš pasakysiu dabar, kad jūs suprastumėt, kodėl man tai buvo keista matyti, kaip gali praeiti iš vis toks įstatymas ir nebūtų patvirtintas įgaliot, nes man tai pirmas ženklas buvo, kad tai darys žmonės manipulacijas skyrybų bylose ir jie dabar daro puikiausiai, sėkmingai kuria istorijas. Tai žiūrėkit, dabar tiesiog reiškia, jeigu aš ruošiuos skyryboms, kas dažniausiai būna, arba kažkas pasufleruoja, kad tai reikia daryti, arba žmogus yra pakankamai galvotas, kaip kas sako ar ne, apibūdina, kad pats tas schemutės sugalvotų. Čia ir moteris, ir vyrai, tarp kitko. Čia lygiaverčiai yra. Mhm. Ir aš grįžtu namo, kai jau ateina man tinkama diena, aš provokuoju konfliktą. Kai kurie netgi iki tiek viską pasiruošia, pavyzdžiui, pastatau vyno butelį, pilu ten, kad kažkas būtų, ar ten, nežinau, dar kažkokių tai imitacijų pridarau, provokuoju ten, kad mačiau, pavyzdys, aš mačiau, ką tik, kad pas tave telefone rašė meilužė, duok telefoną, atiduok telefoną, aš pažiūrėt noriu. Aišku, kad įvyks konfliktas, natūraliai, ten ar yra ar tam telefone ar nėra, nes yra daug žmonių, kurie labai privačiai ar nesaugo tokią informaciją, bet kokią, kas yra telefone. Kaip ir aš, pavyzdžiui, mano vyras gyvenime nėra matęs mano telefono ir aš jo nesu mačius telefono, man tai yra, tiesiog nesuvokiama, kaip kažkas lysti mano telefoną gali. Ir to pasakoj, kažkas tai prasideda. Būna pasiruošta jau 112 skambinti ir sako, žiūrėkit, namie ir alkoholis buvo, ten jis kartais ir čiut jau yra buvęs, kartais dar neprasidėjo, tik tai imitacija visko yra padaryta. Vyras yra įniršęs, tuoj čia, žodžiu, smurtas lies laisvai, nepilnamečiai vaikai yra namuose, atvažiuoja pareigūnai ir viskas labai primityviai vyksta. Jie atvažiuoja su planšetė, klausimynas, iš serijos alkoholis, ar jaučiat, kad tuoj smurtas bus? Jo, sako, čia žinokit, čia kosmosas. Ir tie gudresni, kaip sakant, kurie jau žino, ką daryti tokiose situacijose, pavyzdžiui, būna jau atėję pas mane vyrai, kurie ypač dažnai konsultuoja, sako, aš nujaučiu, kad taip gali būti, aš jau laukiu, kada tai vyks. Sakau, jūs tiesiog kvieskit irgi policiją ir sakykit. Prieš mane tuoj smurtausia, jeigu jaučiat ypač arba matot, girdit, kad kviečia, tada tikimybė, kad neišveš nei vieno, nes sakys tiesiog, akivaizdu, kas čia darosi. Tai kaip? Po to teismas orderį panaikino, bet aš kai klausiausi lygiai taip pat galvoju, ta prasme, kiek mes įsivažiuosim su šituo įstatymu, nes suprantat, pats įstatymas turėtų veikti, jeigu jis būtų tinkamai sudėliotas, jo įgyvendinimas neblogai. Smurtas yra baisu, tikrai jį reikia skubiai reaguoti, bet kokios formos, bet kai paliekama terpė manipulacijom, tai yra puikiai naudojama.
Ir dabar pagal statistiką, jeigu žiūrėt, ar ne, kiek teismai naikina, teismai apversti yra darbu nuo pat įstatymo įsigaliojimo. Yra krūvos skundų, teisėjai naikina tos orderius, ne visus aišku, bet naikina. Ir žmonės priversti ką daryti. Nu, įsivaizduoju, dabar jums iškvietė, jūs nieko nepadarėt, net nesiruošė daryti. Ir jums pasako, pavyzdžiui, atėjus advokatų kontorą, kad tikrai reikia skubiai skųsti, nes tuoj gausite teisme laikinasias apsaugos priemonės, kad pilnai apribotų, kol čia viskas išaiškės, reiškia pilnai ir komunikacija visas su vaikais, net žinučių, kad negalėtumėt parašyti vaikams. Negalėtumėt ateiti į savo nuosavus namus, turit gyventi kažkur glaustis viešbutyje, mokėti, duok dievę, kad jūs turit pinigų. Tai reikės arba pas draugus, arba pasiūlys tokį lapuką paduos pareigūnai nakvynės namų adresą. Tai ta prasme, į tokį galima įsisukti nesąmonę, kaip aš sakau, kuri teisme žiūrėkit, kaip atrodys. Ir jinai visada praktiškai taip pat atrodo. Kad va, štai toks ponas ir ponė reiškia, turėjo konfliktą. Praktiškai smurtas jau buvo minutės tikslumu paskaičiuotas, nors ten nieko nebuvo tai situacijai. Ir kaip su tokiu žmogumu aš galėjau gyventi, čia buvo paskutinis akordas, reiškia, teismas mane turi apsaugoti. Ir nuo jo, ir dažniausiai tada prašoma, kol vyks skyrybų procesas, kad jis negalėtų gyventi name, ar bute, ar kotedže. Tai reiškia, kas įvyksta. Jeigu teismai įtikina šitą istoriją, vyras, tai yra dažniausiai labai retais atvejais moteris, turi kokius 2-3 metelius kažkur nuomotis. Paskola bankui, kaip taisyklė, nuo jo yra nurašoma. Finansuoja dar visą, reiškia, moters gyvenimą, tol, kol jie skiriasi, kartu ir savo vaikų, čia normalu, jau sakykim, šita dalis. Ir visas tas pasiekmes sugerti. Bet jūs sakot vyrui skambinti, kad ir prieš jį bus smurtaujama. Ar nebus į tai pažiūrėta taip su tokiu juokeliu ir su tokia pašaipa, kad... O kaip jūs galvojat? Moteris prieš tai smurtauja, ką tu čia, eikit susitaikykit arbatos išgerkit. Taip. Nebūna būtent taip, nes man atrodo kažkaip, aš čia dabar aišku, lyčių lygybių teisės ir taip toliau, kad čia abi lytis lygios, bet fiziškai tai vyras yra stipresnis, pranašesnis ir moteris tikėtina. O kas stipresnis naudojant psichologinį smurtą, kaip jums atrodo, ne moteris? Bet man ir įdomu, čia suprantat, kai jinai sako, jūs tiek daug kartų paminėjot, kad jinai pasakė, tai išeina, kad bet ką jinai sako, yra tiesa, viskas, kas yra pasakyta iš vyro pusės, yra pasiteisinimas. Ir tada gaunasi, kad čia yra vieno žmogaus žodis, nulėmė po to ten 2-3 metų teismus ir vyro išlaidas ir kančias nesimatant su vaikais ir taip toliau. Atrodo taip kažkaip nesąžininga. Tai va šitą klausimą aš, kai įsigaliojo įstatymas ir kėliau pakankamai greitai teisme, tai teisėjas, atsimenu, labai gerai palaikė mano argumentus ir lygiai taip pat pasakė, kad šitos rašliavos, žodžiu, jeigu galima taip išsireikšti ne visai gražiai, jos negali būti iš teisinės pusės svarios. Tai yra oras. Ir tai prasme, tokiais dalykais vadovautis, aš suprantu, reikia ten tų visų organizacijų, bet mes, teisinėme pasaulyje šiek tiek kitų argumentų turime turėti. Tai va šitas padarė, aš dabar irgi galiu sakyti, šiandien vyras prieš mane psichologiškai smurtauja. Jis tikėtina pasakys, kad aš ten irgi smurtauju, nes jam atrodo, kad aš nenormaliai elgiuosi ir pavyzdžiui, yra žmonių, kurie laiko, kad psichologinis smurtas ar ne, yra savaitės nekalbadieniai. Tai aš dabar tokį pranešimą paformuosiu, mane užkniso, kad nekalba. Man tai yra psichologinis smurtas, aš nepageidauju tokio šeimoje gyventi. Kaip mums dabar vertinti? Kaip tiesiog tada išsiskirkit, prie ko čia teismo ir prie ko čia policija. Ne, čia jau reikės policiją, ne? Čia reikia sukurti istoriją, kad pasirodytų teisme gailestinga visa tokia, reiškia, pusė, kuri guodžiasi ir sako, aš kentėjau, bet kai iki galo įsigilini byloje dažniausiai, kad arba ne taip visai buvo, arba ten abudu yra verti vienas kito tiek, kad neskolingi liko tikrai. Aš tik tai klausau ir galvoju, kaip mes nusivažiavom nuo to tikrojo smurto, kuris buvo fizinis smurtas, ir realiai anksčiau tik tai toks ir traktuojamas buvo fizinis smurtas, kur aiškiai būdavo matyti įrodymai, kad buvo ten vyras smurtaudavo ir kas yra visiškai nepateisinama ir tokius vyrus reikia teisti. Taip. Bet nusivažiavome iki visiško absurdo, kuomet pasakyta žodis ir inscenijuota visa situacija tampa teismo proceso dalim ir tada tie žmonės, čia nesvarbu vyrai ar moteris, bet jie tampami už tiesiog, nežinau, kažkokios
to partnerio, partnerės nuoskaudas. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.